Taigi, kalėdų šią savaitę jau šventės prasideda, aš po šitos pamokos keliauju atostogų. Na, o šiandien dar noriu parodyti vieną tokį proto sukantį dalykėlį, kuris vadinasi, aš iš tikro net nežinau kaip jau pavadinti, nes, na, atsimenat pamokos, kur if sąlyga būna if sąlygoje. Tai šiandien išmokysiu, sakykime, array, kuris bus array viduje. Na, daugialypis array masyvas. Na, sakykime, vadinkime taip. Ir jo pagalba aš atsisveikinsiu šiais metais su jumis. Taigi, bandom mokintis. Kaip tas velnias dabar turėtų atrodyti? Pirmiausia, gal susikurkime patį paprasčiausią array masyvą, kurį pavadinsim, o kodėlgi ne. Na, ir jis atrodo štai taip, ne? Bet kadangi mes dabar kursime array masyvą, kuris bus kito array masyve, arba kitaip sakant, na, if sąlygoje, tai yra dvi if sąlygos, o array masyvas array masyve, tai bus tas pats array masyvas. Kitaip sakant, na, viskas atrodo štai taip. Būtent vienas kintamasis, arba kitaip sakant, vienas masyvas sutalpins du masyvus savyje. Kaip tai atrodo? Na, pabandykime, sakykime, aš pabandysiu jums papaišyti dabar. Nors gal pradžioje iš tikrųjų susirašykime viską, o po to parodysiu, kad būtų aiškiau, nes dabar jūs nieko nesuprastė. Taigi, array masyvas, jeigu esate, sakykime, dirbę su Microsoft Excel, ne, tuomet žinote, kas yra eilutės ir stulpeliai. Tai pirmieji laužtiniai skliausteliai atstotų eilutės, o antrieji stulpelius. Kitaip sakant, na, aš turiu pasibraižę šią tokią nesąmonę ir, sakykime, pirmieji laužtiniai skliausteliai atstotų štai šitą reikalą. Ta prasme, 1, 2, 3 eilutės, ar ne? Aš 3 turiu nusipaišęs. Todėl galime ir įsirašyti čia nais trejetą. Na, o stulpeliai jau eis visai kitokie linkme, tai yra žemyn. Tai bus taip, 1, 2, 3, 4, 5. Tai reiškia, mums reikia čia įsirašyti 5. Bet dabar kaip jiems prisiskirti kažkokius tai, sakykime, duomenis, ar ne? Na, viskas atrodys taip. Mums reikia pirmų laužtinių skliaustų ir juose įsirašyti kitus laužtinius skliaustus. Tai atrodo štai taip. Ir būtent, na, kadangi mums reikia 3 eilučių, tai būtent skliaustai yra tas eilutės. Tai mes turim vienus skliaustus, jos atskiriame kableliais. Tada mums reikia antrų skliaustų, ar ne? Na ir kadangi mes įrašėme trejetą, tai mums reikia ir trečių skliaustų. Nenustebkite, nes C++ šiek tiek, na, keistai elgiasi, kai bandot skliaustuose sukurti. Bet kokiu atveju tai yra 3 eilutės. Dabar, kai sukurti stulpelius, stulpeliai kūrėsi būtent įvedant informaciją. Taigi, mes 5 stulpelius kiekvieną eilutę skirsim, tai reiškia po 5 skaičius. Tai tebūnė taip. 1, 2, 3, 4, 5. Čia, sakykime, 6, 7, 8, 9, 0. Na, ir čia jau randomų belenką įvesiu, tai 34, 54, 21, 6 ir 99. Taip mes sukūrėme būtent stulpelius ir eilutes. Bet jeigu aš dabar noriu tai parašyti, na, atvaizduoti, ar ne? Man vėlgi reikės visų 2 laužtinių skliaustelių ir mums reikia rašyti iš kelintos eilutės kelintą stulpelį. Na, sakykime, mes norime surasti šitą. Na, ne, čia kaip ir viduriukas būtų.
Taigi mums reiktų antros eilutės, ne? Bet atsiminkite, kad kompiuteris skaičiuoja nuo 0. Tai čia būtų 0, 1, ne? Tai mums reikia pirmos eilutės ir 0, 1, 2 antros stulpelio. Taigi pirmos eilutės antras stulpelis. Ir jeigu mes įrašysim pirmą eilutę antras stulpelis, na ir ką mesgi gausim? Mes gausim skaičių 8. Pabandom įsirašyti, kad čia bus 8. Ir pasitikrinti. Taip, 8 yra per viduriuką būtent antros eilutės ir aukščiau, ta prasme, antra eilutė yra aukščiau pirmos ir žemiau trečios, tai yra žemiau pirmos ir aukščiau trečios, tai na, kaip ir viskas tvarkoja. Gerai, toliau, jeigu aš noriu, sakykime, išsikviesti patį paskutinį, 99, ne, kaip man skaičiuoti? Tai bus žinoma trečia eilutė, tai įsirašom trečią eilutę, kodėl aš parašau 2, nes skaičiuojam nuo 0. Ir tai bus 5 stulpelis, ar ne? Kadangi skaičiuojam nuo 0, tai bus 4. Taigi 2, 4 ir mes turėtume matyti 99. Kaip matote. Na ir jeigu aš noriu, sakykime, antro, na, kad išmestų skaičių 2. Tai bus pirma eilutė, kadangi skaičiuojam nuo 0, tai bus 0. Ir antras stulpelis, tai bus 0, 1. Ar ne? Jeigu aš parašysiu štai taip, aš turėčiau matyti skaičių 2. Na ir jums kalėdams noriu užduoti tokį kaip ir uždavinuką. Tiesiog pakomentuokit po šito video, ką čia reikia įvesti, kad rasti mano laimingą skaičių. Koks mano laimingas skaičius? Jeigu jūs žiūrėjot visas pamokas, tai jūs tikrai tą žinosite. Ir, sakykime, visi tie, kurie parašys teisingai būtent kalėdos, skliaustelis skaičius mano komentaruose, aš jiems tiesiog po kalėdų, po naujų metų padėkosiu gyvai eteryje, na, parodysiu, aišku, jūsų teisingus atsakymus, tie, kurie teisingai atsakys, ir asmeniškai padėkosiu. Taigi, turit ką veikti iki naujų metų, o dabar aš atsisveikinsiu ir susitiksim tik tais po naujų metų. Taigi, linksmų kalėdų, laimingų naujųjų metų, prisivalgykit, prisigerkit, prisišaudykit fejerverkų ir tada mes vėl susitiksim eteryje. Taigi, gerų švenčių ir susitiksim 2015. Viso.